Sveiki. Paradoksas, bet gyvendami informacinių technologijų amžiuje žmonės tapo tamsuoliais. Ir tarkim, sveikatos srityje nežino garsiausių mokslinių eksperimentų, nežino, kokie yra Nobelio premijos laureatų pasiekimai sveikatos srityje. O nežino todėl, kadangi apie jos nėra publikacijų. Visokios reklamos nustelbė tą informaciją. Taigi dabar bus mano trumpa apžvalga apie vieno garsiausių Amerikos mokslininkų, Ancel Keys, eksperimentas mitybos srityje, kuris truko net pusę metų. 1944 metais Amerikos valstijoje Minesotoje buvo pradėti ilgalaikiai medicininiai tyrimai, kurie tyrinėjo bado poveikį organizmui. O bandomaisiais triušiais tapo jaunuoliai, kurie norėjo išvengti tarnybos armijoje. Jiems pasiūlė dalyvauti eksperimente. Tyrimų tikslas – išvengti masinių mirčių visuotinio bado atveju, kadangi ilgai badaujantis, kai sočiai pavalgo, tiesiog miršta. Šitą metabolinį reiškinį pavadino refeeding syndrome. Ir kadangi aš nekartą esu badavęs nuo savaitės iki 2 savaičių, puikiai žinau, kaip svarbu neskubėti grįžti iš badavimo į mitybą. Kaip tai svarbu daryti palaipsniui. Po vieno tokio badavimo antroje dienoje, kai atsigėriau pieno, savijauta buvo tokia, kad maniau galus atiduosiu. Taigi grįžtu prie eksperimento. Štai taip atrodė žmonės po pusmečio tyrimų, kurie gaudavo 1537 kilokalorijas per dieną. Ir pagrindė jie tai gaudavo iš angliavandenių. Įdomus faktas, prie tokio išsekimo nė vienam nebuvo nustatyta avitaminozė. Jie buvo maitinami bulvėmis, ropėmis ir kopūstais. Pas juos nebuvo nustatyta beriberi, tai yra B1 vitamino trūkumo. Nebuvo pelagros, vitamino PP trūkumo. Nebuvo skorbito, tai yra vitamino C trūkumo. Ir nebuvo rachito, tai yra vitamino D trūkumo. Ir svarbiausia, nebuvo kaulų tankio praradimo. Atsistatymo metu viena iš grupių davė papildomai vitaminų ir papildų. Tačiau greitesnio ir sveikesnio organizmo atsistatymo nepastebėta nei grupėje, kuriai negavo vitaminų ir papildų. Pilnas organizmo atsistatymas įvyko po 4 mėnesių. Visi eksperimento dalyviai priaugo svorio daugiau, nei turėjo prieš eksperimentą. Po 5 metų daktaras Ancel Keys publikavo mokslinį darbą pavadinimu Žmogaus bado biologija. Ir iki šios dienos šitas darbas yra vienas išsamiausių mokslinių darbų apie mitybą ir bado pasekmes. Beje, pats mokslininkas, jeigu matote, išgyveno 100 metų. Ir jis rašė knygas apie sveiką mitybą. Reiktų paminėti, jis dirbo su garsiausiais mokslininkais Danijoje, Britanijoje. Jis dirbo Harvardo universiteto laboratorijoje. Antrojo pasaulinio karo metu Ancel Keys sudarė kompaktišką maisto davinį Amerikos oro desantininkams. Štai kieno darbais reikia vadovautis, norint gyventi ilgai ir būti sveikam, kadangi to meto moksliniai darbai buvo sąžiningi. Ne taip kaip dabar, dauguma tyrimų yra klastojami vardan finansinės naudos. Yra daugybė mokslinių darbų, įrodančių, kad vartojant įvairias daržovės, vartojant pilnavertį maistą, žmogui nereikia jokių papildų, jokių papildomų vitaminų. Viskas yra maiste. Kaip matote iš eksperimento, papildai ir vitaminai nepadėjo jaunuoliams greičiau atsistatyti po eksperimento. O pavyzdžiui, atsiradus tokiam skausmingam simptomui kaip mėšlungis, žmonės bėga pirkti papildus, vitaminus, vartoja papildomai magnį, bet dažniausiai tai nepadeda. Jeigu vis tiek kamuoja, tarkim, mėšlungis, reiškia yra kita priežastis. Pirmiausia, reikia padaryti, kad kraujo kūneliai, eritrocitai, nebūtų sulipę, o ląstelės galėtų priimti mikroelementus. Tada neliks nei mėšlungio problemos, nei anemijos. Detaliai apie tai mano uždarame kanale Sveikatos logika už nedidelį mokestį. Nuoroda bus aprašyme. Arba galite tiesiogiai kreiptis į mane, atlikus pavedimą atsiųsiu įrašo nuorodą. Visa informacija, kurią aš turiu ir atsiunčiu, yra paremta moksliškai. Tai yra ta informacija, kuri yra viešai, bet yra nutylėta. Taigi, būkite sveiki, iki.